Tai dar kartelį sveiki. Jeigu mūsų žiūrite pirmą kartą, tai mano vardas Audra, esu Savi ryšių su investuotojais komandos vadovė. Labai džiugu sveikinti su jumis šių mokymų metu. Tai iš tikrųjų tai nėra naujas formatas, bet tikrai, gal sakyčiau, tai ko gero antrieji mūsų mokymai ir pirmą kartą kalbėsime apie antrinę rinką. Pastebime, kad sulaukėme vis daugiau klausimų apie antrinę rinką. Tai tikrai ačiū visiems mūsų investuotojams už klausimus ir pagalvojame, kad pabandysime viską susisteminti ir padaryti tokius antrinės rinkos mokymus. ABC, galime taip sakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien apie antrinę rinką papasakos mano kolegė Gabrielė Vasiliauskaitė, kuri yra mūsų finansų analitikė ir edukatorė. Gabrielė, labas. Sveiki, tai aš esu Gabrielė, labai džiaugiuosi čia šiandieną prisijungusi prie šitų mokymų. Manau, kad antrinė rinka iš esmės yra labai svarbi investavimo ekosistemos dalis ir matom, kad ir mūsų platformoje aktyvumas auga, žmonės naudojasi, tad norim, kad tikrai visi suprastų, kaip ją naudotis ir tiesiog siekti kuo didesnės grąžos savo investicinės. Tad labai malonu čia jums daugiau papasakoti apie tai. Gerai, tai tada aš ir pradėsiu tada nuo skaidrių. Tai jau mes prisistatėme, tai trumpai, ar ne, viso šito susitikimo mūsų struktūra kokia bus. Papasakosiu pradžiai, ar ne, pristatysime antrinės rinkos statistiką, kuri tikrai labai gerai parodo tendencijas. Tuomet kalbėsim apie antrinės rinkos įvairias strategijas, kuriomis gali naudotis investuoti. Pasidalinsime praktiniais patarimais, ką svarbu žinoti perkant ar parduodant investicijas, ir pasidalinsime tokiais praktiniais aspektais kaip mokesčiai bei automatinis ir rankinis investavimas. Tai viso susitikimo metu labai kviečiu jūs užduoti klausimus. Geriausia, jeigu klausimus užduotumėte Q&A skiltyje, arba klausimai ir atsakymai yra tokia skiltis, tai mums bus patogiau juos matyti. Jeigu klausimo neturite, bet matote, kad yra jau užduotas aktualus klausimas, irgi kviečiu spausti patiktuką arba širdelę ir taip mes tuomet galėsime paprasčiau prioritizuoti klausimus ir pirmiausia atsakyti į tuos, kurie aktualūs daugeliui klausytojų. Taip, tai šioje pirmoje skaidrėje matote antrinės rinkos statistiką. Ką ji rodo? Tai visų pirma, matome, kad augimas yra didelis. Vien praėjusiais metais antrinės rinkos aktyvumas išaugo 40%. Ir kaip taisyklė, antrinės rinkos gyvybingumas parodo, ne, platformos irgi galimybės ir likvidumo galimybės. Kuo antrinė rinka aktyvesnė, reiškia, tuo didesnės likvidumo galimybės turite. Ką dar iš šių duomenų galime matyti, kad didžioji sandorių dalis atliekama su premija. Ir praktiškai visada, ar ne, ta dalis yra didesnė, tarkim paskutinį antrą ketvirtį šių metų, su premija sudarytų sandorių dalis siekia 69%. Iš to galime daryti išvadą, kad antrinė rinka dauguma investuotojų naudojasi tam, kad uždirbti papildomai, ar ne? Nes jie užsideda premiją. Reiškia, jie neskuba, jie gali palaukti, kol bus ta investicija nupirkta, jie nori uždirbti. Su nuolaida be abejo yra investuotojų irgi pardavinėjančių investicijas, visgi ta dalis, kaip galite matyti, iš šių duomenų mažėja. Paskutinį šių metų ketvirtį tokia su nuolaida investicijų parduodama dalis sudarė 15%, kaip pavyzdžiui atitinkama laikotarpį praėjusiais metais tokia dalis sudarė 24%. Tai rodo, kad iš tikrųjų
daugelis investuotojų antrinė rinka naudojasi, ne tam, kad išsiparduoti investicijas, greičiausiai su nuolaida parduoda būtent, vėluojančias investicijas tam, kad tiesiog valdytų savo portfelio struktūrą. Ir už investiciją parduodamų sandorių dalis paskutinį ketvirtį buvo 16%, tai taip galim sakyti, kad ta dalis išlieka pakankamai stabili, ar ne? Maždaug žiūrint ir per visą paskutinį laikotarpį. Taip pat einame toliau ir dar matote vieną liniją su sandorių kiekiumi. Tai irgi kreivė kyla į viršų. Paskutinį ketvirtį tų sandorių buvo sudaryta beveik 15 000 vienetų. Tai irgi nuosekliai didėja sandorių skaičius, lygiai taip pat kaip ir apyvarta. Paskutinį ketvirtį sandorių apyvarta pasiekė beveik 500 000 eurų. Taip. Įdomi dalis tai apie premijas ir nuolaidas. Gera žinia vienai pusiai perkantiems, kad vidutinė premija šiek tiek mažėja. Aišku, tai nėra tokia jau puikiai žinia tiems, kurie nori parduoti su premija, bet faktas, kad premija ir nustato ar ne pati rinka. Nustato pasiūlos ir paklausos santykis. Tai žiūrėdami į šitos skaičius galite orientuotis patys, nustatydami savo premiją, kai norite parduoti tą investiciją, kuri nevėluoja. Vidutinė nuolaida paskutinį ketvirtį buvo minus 18%. Tai būtent ši nuolaida svyruoja kur kas labiau negu vidutinė premija. Tai irgi gali būti jums geras orientyras nustatant nuolaidą. Daugiau apie tai papasakos mano kolegė. Tiesiog kviečiu gal net nusifotografuoti šitą lentelę. Aišku, jūs galėsite peržiūrėti ir įrašą, bet tai tikrai gali būti toks orientyras jums geras. Ir kiek laiko užtrunka sandoriai? Vidutiniškai, ar ne, sandoriai vyksta per 103 valandas. Tai lyginant su praėjusiais metais 11% greičiau. Bet be abejo, tai irgi viskas priklauso, ar ne, nuo to, kokią jūs premiją užsidedate ant investicijos arba kokią nuolaidą nustatote. Tai čia irgi galėtų būti jums toks kaip orientyras, kai jūs atliekate kažkokius veiksmus antrinėje rinkoje. Jeigu nustatote kažkokią didelę premiją, matote, kad sandoris nevyksta, niekas neperka, tai galbūt tai yra geras ženklas, kad jau verta koreguoti premiją. Tai tokia statistikos dalis ir tada perduosiu žodį Gabrielei. Dalinuosi skaidrėmis, tikiuosi visi matote. Taip, tai dėkui, Audra. Jeigu esate investuotojas, kuris dar nėra dalyvavęs antrinėje rinkoje arba rečiau čia užsuka, tai tad šita skaidrė yra kaip tik jum, nes papasakosiu, kokios yra pagrindinės investuotojų strategijos antrinėje rinkoje ir parodysiu tai, kad jūs galite ne tik naudojantis ją labiau valdyti rizikas, tačiau ir atrasti daugiau investavimo galimybių. Taigi visų pirma, tai yra puikus būdas valdyti savo portfelio rizikas. Jeigu turite vėluojančių paskolų savo portfelyje, galite jas parduoti antrinėje rinkoje ir taip susimažinti vėluojančių paskolų dalį savo portfelyje. Tai ypač aktualu investuotojams, kurie renkasi saugesnį investavimo strategiją ir kurie turi tiesiog mažesnį rizikos apetitą. O jeigu kažkas tokias paskolas parduoda, tai kažkas jas ir perka. Ir investuotojai, kurie turi aukštesnį rizikos apetitą, superka tokias paskolas, tikėdamasi uždirbti dar daugiau negu originaliai. Tad
Tokie investuotojai tikisi, kad galiausiai paskolos gavėjas grįš, pradės mokėti ir tokiu atveju jie uždirba ne tik iš grąžinamos paskolos, tačiau ir iš delspinigių ar procesinių palūkanų. Tad tai yra rizikingesnė strategija, tačiau potencialiai pelninga. Dar viena investuotojų strategija – papildomas uždarbis iš patrauklių investicijų pardavimo. Tad tie investuotojai, kurie jau naudojasi ilgiau mūsų platformą, žino, kad ne visi spėja pagauti tas patrauklias investicijas. O tokie investuotojai, kurie suinvestuoja jas, renkasi dar jas ir parduoti antrinėje rinkoje už papildomą premiją. Tad tai yra puikia proga ir iš to pasipelnyti. Na ir galiausiai antrinė rinka suteikia dar daugiau galimybių investuoti. Dėl tos pačios priežasties, kur minėjau ir ankstesniam punkte, tai ne visi spėja pagauti tas patrauklias investicijas, tad antrinė rinka suteikia dar daugiau erdvės eksperimentuoti, rinktis, ieškoti investicijų, derinti strategijas ir mažinti riziką ar tiesiog uždirbti dar daugiau pelno. Taigi, apkalbėjome tokius labiau teorinius dalykus, dabar einame labiau prie praktinių. Tad kiekvieną dieną tikrai labai nemažai yra įkeliama pasiūlymų į antrinę rinką, tačiau sėkmingų iš jų yra tik tai apie trečdalį. Tad tam, kad investuotojai surastų būtent tas investicijas, kurios atitinka jų investavimo strategiją, mes rekomenduojame naudotis antrinės rinkos filtrą. Tai paspaudus ant filtro atsiranda tokia lentelė, kur jūs galite sužymėti būtent tuos kriterijus, kurie jūs domina. Tai reitingas, terminas, palūkanos ir paskolos statusas ir kiti dalykai. Tai jeigu esate visiškai naujas antrinėje rinkai, tai gal netgi siūlyčiau praleisti kol kas nuolaidą premiją, iš pradžių susipažinti, kaip investuotojai įkainoja tuos savo pasiūlymus ir tada jau galite pereiti ir prie šito kriterijaus. Ir naujiena, jeigu jau esate investavęs kažkurią paskolą antrinėje rinkoje, jūs apie tai informuos atskira mėlyna ikona investuoti ir gal tai yra puikia galimybė jums dar kartą investuoti į tą pačią paskolą, jeigu jie atitinka jūsų investavimo strategiją ir diversifikaciją. Taigi, išsirinkot investiciją, kuri jūs domina, kaipgi ją įsigyti. Visų pirma, atkreipkite dėmesį į paskolos pardavimo kainą. Tai dabar labai trumpai užsiminsiu apie platformos mokesčius ir kitą kainos dalį. O vėliau turėsime dar ir tam atskirą skaidrę, tai užėjus ant to šauktuko prie pardavimo kainos galite matyti, kokie yra mokesčiai ir kokia yra mokėtina suma pardavėjai. Tai nuo kiekvieno sandorio 1% arba 3%, vėliau detalizuosime, yra sumokama platformai, o kita nuolaidos premijos dalis yra sumokama pardavėjui. Taigi, spaudžiame tęsti, susipažiname su sutartimi, patvirtiname ir jūs jau įsigijote paskolą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį perkant investiciją? Tai visų pirma, kiek įmokų jau yra atlikta, ar tai yra visiškai nauja paskola, ar viena ar kelios įmokos jau yra atliktos, nes jeigu yra jau kažkiek atliktų įmokų, tai gali signalizuoti, kad paskola ir toliau bus mokama. Toliau pasižiūrėkite, ar paskolos gavėjas jau yra vėlavęs mokėti paskolą ir jeigu taip, tai kiek dienų yra vėlavęs ir visa šita informacija irgi yra pateikiama prie parduodamų paskolų. Toliau, kada paskutinė registruota buvo gavėjo skola, jeigu iš vis tokia buvo ir jeigu buvo, tai prieš kiek laiko yra padengta. Toliau, kaip žinote, antriniai rinkai galima visas paskolas pardavinėti, tad nepasimeskit ir atsižvelkite, ar jinai yra mokama laiku, ar vėluoja, ar yra ikiteisminiam arba teisminiam išieškojime. Toliau atkreipkite dėmesį, kokia yra premija arba nuolaida. Tai čia toks kaip ir priminimas, kad paskolos
tiksliau tikėtina paskolos grąža visą laiką bus didesnė negu paskolos kaina ir platformos sistema tiesiog neleidžia pardavėjui užsidėti premijos, kuri būtų didesnė už gautas palūkanas. Toliau atkreipkite dėmesį, kada pasiūlymas yra paskelbtas antrinėje rinkoje ir, kaip jau ir minėjau anksčiau, galite matyti, kad jūs jau, pavyzdžiui, esate investavę į kažkurią paskolą. Tai kai jau išsirenkate paskolą, galite dar ir atskirai pasidaryti tokį savo įsivertinimą ir pasiskaičiuoti tikėtiną metinę grąžą. Tai pasižiūrėkim, kaip mes tą galėtumėm padaryti. Atsidarius jūs dominančią paskolą, prie kiekvienos paskolos matysite mokėjimo grafiką. Tai jį nusikopijavus savo atskirai į Excelį, mes galime pasiskaičiuoti tą metinę grąžą naudodami KSIR rodiklį. Tai čia turime paskolos pavyzdį su 24 mėnesių terminu, 8% metinėmis palūkanomis, kurios kaina yra 10 eurų ir 20 centų. Tai kai mes nusikopijuojam tą grafiką, labai svarbu pirmoje eilutėje dar įrašyti ir kainą, už kurią jūs perkate tą paskolą, dėl to, kad šitas rodiklis atsižvelgia į visas ir jūsų atliktas transakcijas, ir gautinas palūkanas, ir į datą, kada ta transakcija atlikta. Tai darom prielaidą, kad, tarkim, investuotojas perka paskolą Liepos 9, kada ta paskola yra paskelbta antriniai rinkui. Taigi, skaičiuojame KSIR rodiklį, pasižymime visas įmokas, visas datas, kada tos įmokos atliktos ir gauname tokį rezultatą. Tai jeigu pirkėjas nusiperka šią investiciją, Liepos 9 dieną gauna visas palūkanas, tai jo metinė grąža būtų 6,3%. O jeigu pardavėjas visgi nuspręstų neparduoti tos investicijos ir laikytų ją iki termino pabaigos, tai jo tikėtina grąža yra 8,3%. Taip, tai einame prie kito pavyzdžio. Čia yra truputėlį komplikuotesnė situacija, kai vertiname investicijos nuolaidą, dėl to, kad dažniausiai paskolos, kurios yra pardavinėjamos su nuolaida, turi vėluojančių įmokų. Tai taip ir yra šiuo atveju. Tai aš pilkai pažymėjau tas eilutes, kurios rodo, kas vyksta prieš investicijos pirkimą, tai yra jau 3 sumokėtos įmokos ir 2 nesumokėtos. Tai vėlgi darome tą patį procesą, nuskopijuojam visą tą mokėjimo grafiką ir ignoruojame tas sumokėtas jau įmokas, nes jos pirkėjo grąžos jau niekaip nebepaveiks. Ir darome tokią prielaidą, kad paskolos gavėjas grįž į mokėjimo grafiką nuo ateinančios įmokos, tai yra nuo Liepos 18. Ir dažnu atveju, kai paskolos gavėjas grįžta vėl mokėti, jisai nesusimoka iš karto už tas 2 vėluojančias ir dar vieną ateinančią. Tiesiog dažnu atveju tos paskolos grafikas pasislenka šiuo atveju per 2 įmokas į ateitį. Tai originaliai paskolos grafikas čia turėjo baigtis rugpjūčio 18, 31 metais, o mes darom tokią prielaidą, kad visas grafikas pasislenka į priekį per 2 mėnesius. Ir tuomet įsirašome prieš ateinančią įmoką, kokią tą kainą jūs sumokėtumėte, jeigu pirktumėte šią investiciją. Ir vėlgi skaičiuojame KSIR rodiklį ir gauname tokį rezultatą. Taigi, jeigu pirkėjas įsigijo šią investiciją ir jeigu visos prielaidos pasiteisina, tai jo tikėtina metinė grąža būtų 18,5%, o jeigu pardavėjas visgi neparduotų tos investicijos, tai jo tikėtina grąža yra 17,6%. Tai atkreipiu dėmesį, kad tai yra tik tai teoriniai paskaičiavimai, kaip būtų, jeigu tos prielaidos pasiteisintų ir jeigu paskolos gavėjas grįžtų į tą mokėjimą. Ir dar į ką siūlau atkreipti dėmesį, tai kad tokiu atveju pirkėjas arba pardavėjas, kai paskolos gavėjas grįžtų į tą mokėjimą, jis dar uždirbtų ir iš delspinigių ar procesinių palūkanų. Aš gal dar keletą momentų, jeigu dar tą patį pavyzdį mes pasižiūrėtumėm, nes iš tikrųjų
ar galėtume mes taip įvertinti, ar adekvati yra nuolaida, ar ne, tokiai vat investicijai. Nes va čia labai geras pavyzdys, kur matosi, kad jau yra kelios sumokėtos įmokos, ar ne? Ir nu, tai jau yra gera informacija ir yra prielaidos, kad šitas paskolos gavėjas toliau mokės. Galbūt šiuo metu jis susiduria su kažkokiais laikinais vėlavimais, kažkas galbūt nutiko ar ne, ir tikrai yra ta tikimybė, kad jis grįš į grafiką. Tai remiantis va šita visa informacija, tikrai nuolaida ar ne, nėra labai didelė. Jin tikrai pakankamai yra adekvati šita nuolaida prie visos tos informacijos, kurią mes matome. Aišku, kaip viskas bus, niekas nežino, nes aišku, reikia atkreipti, kad tai yra C reitingas. Tai jau yra didesnė rizika negu vidutinė. Bet yra tokių, kaip sakant, lengvinančių aplinkybių. Tai iš vienos pusės taip, gali uždirbti daugiau, jeigu jis grįš į grafiką, ar ne, nes jeigu jis grįš į grafiką, reiškia, kad jis turės sumokėti ir tos delspinigius. Ir galbūt jis ir toliau mokės su kažkokiais nedideliais vėlavimais. Bet lygiai yra tokia pati tikimybė, kad jisai gali nustoti mokėti įmokas. Tai prielaidų yra, bet tiesiog kaip reikia įvertinti visus galimus variantus. Taip, čia labai puikus pastebėjimas ir aš dar rekomenduoju tiesiog atsidarius tą paskolą, persiskaityti visą informaciją ir apie paskolos gavėją ir dar jau kai vėluoja paskola, mes ir atskirus pranešimus įrašom, kas vyksta su ta paskola, koks tas išieškojimo procesas. Tai prieš darant visokias prielaidas ir vertinant dar ir į tai atsižvelgti dėmesį, kas, manau, tikrai padės įsivertinti, ar jums yra priimtina tokia rizika ar ne. Gerai, judam toliau. Tai pasižiūrėjome, kaip įsigyti investiciją, dabar apžvelgėme tą visą procesą, kaip atrodo paskolos pardavimas. Tai visų pirma, galite tiesiog parduoti vieną paskolą. Tai atsidarius savo portfelį, išsirenka tą paskolą, kurią norite parduoti, spaudžiate pateikti į antrinę rinką ir tuomet jums reikėtų įsivertinti, kiek yra verta šita paskola. Tai irgi atsižvelgite, ar yra laiku mokama, į tą visą paskolos gavėjo aprašymą ir tuomet parašykite arba nuolaidą, arba premiją. Tai atkreipiu dėmesį, kad kai tik atsidarote šitą vietą, pirmas dalykas, kas yra pažymėta, tai yra nuolaida. Tai kelis kartus pasitikrinkite, ar tikrai ta galutinė suma yra tokia, už kokią jūs norite parduoti. Tai spaudžiame pateikti pardavimui, persižiūrim sutartį, patvirtinam ir jūsų paskola jau yra paskelbta antriniai rinkui. Jeigu norite parduoti kelias paskolas vienu metu, tas yra irgi įmanoma, tai atsidarius savo portfelį, tiesiog pasižymite varnele tas paskolas, kurias norite parduoti, spaudžiate parduoti investicijas ir tuomet galite arba pažymėti vieną nuolaidą arba premiją, kuri būtų skiriama visom paskolom, arba prie kiekvienos iš paskolų tiesiog atskirai sužymite. Ir vėlgi spaudžiate pateikti pardavimui, persižiūrėti sutartį ir jūsų paskolos jau yra paskelbtos antriniai rinkui. Trumpas priminimas, kad bet kuriuo metu iki pardavimo galite atšaukti tas investicijas. Kai atsidarysite savo portfelį, yra tokia atskira kategorija parduodamos. Tai tos pardavime esančios antriniai rinkoje esančios paskolos, jos taipogi bus jūsų antriniai rinkui prie parduodamų. Ir ten galite lengvai atšaukti pardavimą. Tai į ką atkreipti dėmesį parduodant investiciją? Tai kad kaina labiausiai priklauso nuo paskolos statuso ir jeigu paskola yra mokama laiku, tai didelė tikimybė, kad ji bus parduota su premija, o jeigu ji vėluoja, su nuolaida. Tai įsivertinant, bandant įsivertinti, kokią čia kainą uždėda, ar siūlau atkreipti dėmesį į tuos statistinius vidurkius, kur Raudra prieš tai pasakoja, tai šiais metais vidutinė premija yra 3%, o nuolaida beveik 17%. Kitas dalykas, jeigu investicijos nenupirko per daugiau negu 2 paras, atkreipti dėmesį, nes gali būti, kad reikės pakoreguoti kainą. Tai
paskolos pardavimų pasiūlymų kasdien yra skelbiama daug, tai tiesiog jūsų tas nenupirktas pasiūlymas pasislinks į vėlesnius puslapius ir taps mažiau matomas. Bet kuriuo metu galite atšaukti investicijos pardavimą, tai šitą dalyką jau minėjau. Ir likus mažai daliai likusių mokėti įmokų, gali tekti investicijas pardavinėti su didesnė nuolaida, nes tiesiog yra likusių mažiau įmokų ir mažiau gautinų palūkanų. Ir dažniausiai investuotojai perka investicijas, kurių likutis atitinka tuos vidurkius ir iš pirminės rinkos. Tad atsižvelkit, jeigu jūsų pardavinėjama paskola yra tiesiog didesnė ar nestandartinė, gali būti, kad irgi reikės daryti didesnę nuolaidą. Tai dar čia galim paminėti, ar ne, kad ta vidutinė investicija yra apie 50 eurų. Va, tai tikrai galime daryti tokias apibendrintas išvadas, kad jeigu ten investicija mažesnė negu 10, tai tikrai jinai nėra mėgstama, jeigu mažiau negu 20 eurų, tikrai yra galbūt tokių, kurie mėgsta ar ne tokias nedidelės investicijas. Tai netgi į šitą informaciją jums svarbu atsižvelgti tuomet perkant investicijas, ar ne, nustatant vidutinę investicijos sumą, investuoti į skirtingas paskolas, ar ne? Tai perkant jau verta pagalvoti, o kas būtų, jeigu aš norėsiu ją parduoti, arba jeigu man prireiktų ją parduoti anksčiau laiko nutikus, kaip sakoma, gyvenimui. Bet iš kitos pusės tos mažesnės paskolos, jos gali būti tiesiog kaip puikus įrankis, puikia proga išsibandyti antrinę rinką ir pradėti nuo tokių labai mažų sumų. Taigi, jeigu jau esate pardavęs paskolų antrinėje rinkoje, tai galite rasti informaciją platformoje dviejose vietose. Tai visų pirma, atsidarę ataskaitas, jūs rasite tiesiog tokią bendrą suvestinę apie visas parduotas paskolas, apie jų bendrą kainų sumą, apie premijos nuolaidas ir kitą informaciją. O savo portfelį jūs rasite visą tą pačią informaciją tiesiog apie skirtingas paskolas. Ir toksai patobulinimas mūsų platformai, tai kad atsidarę savo portfelį galite matyti apie tas parduotas paskolas, kiek jūs gavote palūkanų iki pardavimo, koks buvo sumokėtas mokestis ir ar jūs uždirbote ar patyrėte nuostolį. Taigi, daug srauto vyksta antriniai rinkoje ir vienas iš būdų, kaip jums pasilengvinti tą ieškojimą, tai yra filtro naudojimas, bet kaip ir pirminiai rinkoje, jūs ir čia galite susikurti automatinius investavimo profilius vartojimo paskoloms arba verslo paskoloms. Tai visų pirma, pasižiūrėkime, kaip galima susikurti vartojimo paskoloms profilį automatinį. Tai pirmiausiai pasižymėkite, kokia yra bendra suma, kurią jūs norite skirti būtent šitam profiliui, kokia yra dominančios paskolos suma. Tuomet detaliau susižymėkite, kokios būtent jūs paskolos vartojimo domina. Tai koks yra reitingas, palūkanos, koks yra paskolos statusas ir visi kiti dalykai. Ir galiausiai pasižymėkite informaciją apie paskolos gavėją. Tai spaudžiate sukurti profilį ir jau esate susikūręs automatinį vartojimo paskolų profilį. Labai panašus procesas ir verslo paskolų automatinių profilių sukūrimui, tik tai, kad bus truputėlį kitokia informacija būtent apie tas verslo paskolas. Tai pavyzdžiui, kam ta paskola yra skirta, kokia yra veiklos trukmė ir kiti kriterijai. Taigi, kaip ir minėjau anksčiau, yra antrinės rinkos mokesčiai ir yra du tipai jų. Tai visų pirma, 1% nuo sandorio sumos yra taikomas paskoloms, kurios yra mokamos laiku, o tos paskolos, kurios yra parduodamos jau su nutraukta sutartim, yra taikoma 3% nuo sandorio sumos. Mokestis taikomas paskolos pardavėjui, bet išskaitomas iš pirkėjo. Tai pateiksiu pavyzdį, kad visiems būtų lengviau suprasti. Tai tarkim, turim pardavėją Joną, kuris savo investicijas parduoda su 5% premija. Atsiranda pirkėjas Antanas,
perka investiciją ir sumoka visą 5 procentų premiją. Tačiau Jonas pardavėjas gauna 4 procentus, o likęs 1 procentas yra sumokamas platformai. Tad Jonas vietoj tų 5 procentų gauna 4 procentus. Tai va, tai dėkui, kad klausėte. Antrinė rinka gali iš pradžių atrodyti komplikuota, tačiau kai suprantate jos logiką ir strategijas, tai tampa labai naudingu pagalbininku tiek rizikos valdyme, tiek papildomos grąžos ieškojime. Ir rekomenduoju tiesiog išbandyti. Tikrai yra tokių paskolų mažų, kurios gali būti puikus įrankis tokiam pasibandymui. Na ir svarbiausia tiesiog pasimėgauti tuo viso investavimo procesu. Tai va, tai manau, kad galime pereiti prie klausimų, jeigu tokių turim. Taip, ačiū Gabrielė. Turim klausimų. Tai pradėsiu nuo pirmojo Giedrius užduoto klausimo, ar parduodant investiciją ir vėliau ją atšaukiant, nuskaičiuojamas platformos mokestis? Ne, platformos mokestis nėra nuskaičiuojamas, jis yra sumokamas tik tuo atveju, jeigu yra sėkmingai įvykdomas sandoris. Taip, nes būtent jisai yra nuskaičiuojamas, kaip ką tik Gabrielė pateikė pavyzdį, nuo pirkėjo. Tai jeigu paskola yra atšaukiama iš pardavimo, pinigai niekur nesuvaikšto, tai be abejo mokesčiai neskaičiuojami. Ir Jurgis klausė, kaip nupirkti tikslinę paskolą pagal jos numerį, ar ne, tą loan ID. Tai čia buvo skaidrėse filtro įrankis, tai ten be abejo galima ieškoti paskolos pagal jos numerį. Tai irgi galite naudotis šito funkcionalumu. Ar ne, teisingai, Gabrielė? Taip, visiškai teisingai. Prie filtro galite įrašyti iš karto paskolos numeriuką ir rasite būtent tą tikslinę paskolą. Taip, nes čia yra įvairios strategijos. Vieni kaip tik nori, greičiausiai, ar ne, tai yra kažkokia paskola, galbūt į kurią jūs jau investavote ir tuomet vieni taip gali norėti tada ją įsigyti ar ne, dar papildyti savo portfelį. Kiti galbūt yra nusistatę diversifikacijos strategiją, kad į vieną paskolą, nežinau, nedaugiau negu 100 eurų ir tokiu atveju jie nenori investuoti dar kartą. Tai čia iš tikrųjų labai padės ta žyma investuota, kurią matysite antrinėje rinkoje. Taip, kol kas tų klausimų yra ir tiek, tai tikiuosi, kad viskas buvo aišku. Jeigu ne, tai tikrai rašykite ir iš tikrųjų, būtent iš jūsų klausimų ir kyla mums idėjos, ar ne, kokie mokymai būtų jums naudingi, vertingi. Tikrai drąsiai kreipkitės į mus įvairiais kontaktais, elektroniniu paštu investuoju@savi.lt arba per mūsų Facebook puslapį. Nes arba telefonu labai dažnai žmonės paskambinę dar perklausė, ar čia tikrai žmogus ir labai apsidžiaugia, kad atsiliepia žmonės, tai mes visada stengiamės taip žmogiškai paaiškinti, jeigu kyla mūsų investuotojams kažkokių tai papildomų klausimų susijusių su investavimu. Ir žinoma, turėsite įrašą, tai ten galėsite dar kartelį pereiti tuos visus žingsnius ir lieka tik palinkėti, ar ne, tų gerų bandymų, gerų naujų pirmų kartų tiems, kurie dar nesinaudoja antrinė rinka. Nes iš tiesų čia kiek investuotojų, tiek yra ir strategijų, yra tokių, kurie būtent tik nuperka ir iš karto bando parduoti, kiti pardavinėja vėluojančias paskolas tam, kad turėtų savo portfelėje tik laiku mokamas paskolas. Tai, kaip minėjau, tikrai strategijų yra labai įvairių. Dar vieną klausimą gavome, koks laiko tarpas nuo tada, kai įdedama paskola pardavimui, iki įsijungia automatiniai antrinės rinkos pirkimai. Žodžiu, ar verta rankiniu būdu tikrinti antrinę rinką? Pavyzdžiui, laiku mokama paskola,
ar ne, jeigu palūkanos yra virš 10% su nuolaida arba nulinė premija. Na ir rašo, kad jos labai greitai dingsta. Na, be abejo, jos tikrai tokios investicijos yra labai patrauklios ir jos tikrai labai greitai dingsta, nes jos tuomet greičiausiai dingsta dėl to, kad kiti investuotojai turi automatinius antrinės rinkos profilius. Tai taisyklė yra tokia, jeigu nenuperka automatinis profilis antrinės rinkos, tada ji patenka į antrinę rinką. Jūs ją matote. Jeigu nuperka profilis, jos tuomet jau nebesimato. Jo, Tai ir čia sunku pasakyti. Suveikia visų pirma automatiniai profiliai ir tik po to jinai atsiranda, jeigu jos nieks neįsigyja, tai jo, tas jūsų pavyzdys, sakyčiau, yra toks patrauklesnės paskolos pavyzdys, tai dėl to turbūt iš karto ir jinai net neatsiranda antriniai rinkoje. Greitai dingsta. Taip, tai va čia dar vienas galbūt argumentas, kad verta turėti antrinės rinkos automatinį profilį, nes, na, kitaip nepagausite. Ir, na, čia sunku pasakyti, ar ne, viskas priklauso nuo to, kada investuotojai įkelia, o tai gali nutikti bet kuriuo metu. Tai iš dalies verta tikrinti, ar ne, naujienas, kas atsirado, bet tikrai jums būtų daug lengviau, jeigu turėtumėte antrinės rinkos automatinį profilį. Taigi, tai iš tikrųjų antrinė rinka gali tapti labai vertingų įrankių jūsų strategijoje, jeigu jie naudositės išmintingai. Tai drąsiai kviečiame pabandyti, analizuoti, mokytis, naudotis irgi mūsų pateikiamais duomenimis. Ir jeigu norėsite pagalbos, visada kviečiame drąsiai kreiptis. Tai ačiū dar kartelį visiems, ačiū Gabrieliai ir iki kitų kartų. Ačiū prisijungusiems, gražios dienos. Iki.